Edvardas nuo 15 metų priklausė Jakudzai, Japonijos mafijai. Demonstratyviai rodydavo savo galią prabangiais automobiliais. Supratęs, kad žmonių žudimas tikrai ne jo pašaukimas, įstojo į kunigų seminariją ir po metų tapo vyskupu. Kai po žmonių nuodėmių išklausimo likdavo tik vienas kelias – prisigerti. Metė visą tai ir iškeliavo su motociklu aplink pasaulį. Grįžęs bandė dirbti vairuotoju. Santykiai su moterimis jam taip pat nesisekė. Ieva, mažulė, kas nutiko? Eik nahui. Atsiprašau, sustok. Toliau laižyk iš savo grimerę. Ir tik 33 metų suprato, kad nori tapti vedėjas ir geresnis už Rolandą Mackevičių. Ar jums dar kyla klausimų, kokią vedėją reikia rinktis vakarui? Man jau nebe. Sveiki gyvi, žodžiu, vakar aš jau nieko nebeikėliau. Nieko ir nenufilmavau, visą dieną pragulėjau. Ir jeigu vakar buvo liga žodžiu, 10, nuo 1 iki 10, tai dabar, sakyčiau, jau jinai nukrito iki kokių 6. Tai tikrai žymiai geriau jaučiuosi. Ir bėgioti nebėgiuosi, pasiemu savo šuniuką ir einu į stadioną pasivaikščioti, nes šuniukas vakar labai mažai vaikščiojo, irgi daug teko miegoti jam. Pasiemu šuniuką, einu pasivaikščioti ir žiūrėsim, kokius darbus šiandien galim atlikti, nes vakar išvis nieko neatlikom. Nei radijos kušmo buvom pasileidę nieko, tai žodžiu, nieko gero. Tai šiandien žiūrėsim, kažką tikrai turim stipriau nuveikti. Kaip sakant, už sekundės bus matyti. Bet tai kaipgi be mūsų gražuolės. O, šnikiai. Kur lipa milova? Nori varyti lauką? Nori? O, tikrai nori? Gerai. Varom. Na ką, 60 000 tapukų surinkta ir ką mes turime? Turime tokį dalykėlį kaip sveikas. Ar gali pasveikinti mano draugą Elviną, jam šiąnakt gimė sūnus ir štai jo numeriukas. Bandysime paskambinti, kunigas bus Adomas. Tai va, skambino kunigas Adomas ir pasveikino su sūnaus gimimu. Tai žodžiu, visą iškarpėlę matysit kažkur Instagrame, pasižiūrėkit. Ir jau radijos stotis startavo. Kaip sakant, kažkokią tai nemažą varnelę gali mūsų dėti. Tai ne vien tik kalbėjimas ar charizma turi būti geresnė už Rolando, arba susikurti ją tokią geresnę kažkaip, tobulinti viską, bet ir savo išvaizdą. Tai kadangi užsisakinėjau Stronghold ūsiukams vaško, tai iki nemokamų siuntimo Detoxifying Clay Face Mask. Black Clay and Bamboo Powder. Nu, nežinau. Šiandien dar, kaip sakant, vidurdienis. Nesidėsiu galbūt jos. Kažkokia juoda masė. Nu, pamatysit anksčiau ar vėliau. O dabar pabandom Detoxifying. Tai čia, wow, švities mano veidas. Nu, pažiūrėsim. Dabar mes pabandysim šitą. Stronghold, nu pažiūrim. Lighthold laikė, bet neilgai. Reikėdavo pastoviai nešiotis ir pastoviai stebėti, ar nenukrito ūsas.
O šitas nenori tirpti man rankose. Tuo mes įsivertinsim. Šitas iškart kabina belekai. Belekai peina. Šitas tai jau yra tikrai belekai. Pakeipo kaip pas narkomaną, tai čia irgi. Nu realiai, grinai, kaip tu įsivaizduoji, pasižiūrėk, kaip atrodytų. Leistumės dozės metus. O tiesiog bandai sveikai maitintis, nevartoti alkoholio, rūkalų ir visa kita. O atrodai kaip miręs žmogus. Wow. Edvardai, man atrodo, kad tu miršti. Žinok, man irgi atrodo, kad aš mirštu. Nu kaip, iš karto siukai, wow. O va taip mes iš karto skrendam. Skrisim, žinau, kad galim. Va taip va. Pakiams irgi turiu užsimaskuoti. Ašgi grimeris esu. Tuoj mes rankytės nusiplaunam. Varysim filmuoti, varysiu ieškoti moters, kuri čia toks kaip pagyvinimai. Kažkaip drėkina ten, žodžiu, nežinau, ką jie ten daro. Varysiu ieškoti moters, kuri pasirašys nusifilmuoti, nes man reikia... Nu, tokios, sakyčiau, ieškosiu labiau, kaip čia neįžeidžiant pasakyti, bomžės, ne, elgetos, benamės. Nu, kažkoks tokio. Nu, žodžiu, kažkas panašaus į mane. Ir, žodžiu, varysim ieškoti tokio žmogaus, ypač moters, tiksliai 100% moters, nu gali atrodyti kaip vyras, bet kad būtų moteris. Tai va tokią moterį bandysim surasti ir padarysim tokį truputėlį intro visam šitam. Rolandas, geresnis už Rolandą. Jinai turės vaidinti Ievą. Nu, pažiūrėsit patys, toj pasidažau, kaip sakant. Truputėlį, va, matot, jau pagerėjo, ne? Ir dabar maskuoklį. O, taip. Būtinai reikia maskuoklį. Taip išvarinėjom į visas pusės, gražiai. Va, matot, kaip matuškuoja, užsimaskuoja ir viskas. Ir jūs esate praktiškai iš 3 stadijos nepagydomos ligos, esat bent jau žmogus, kuris gali eiti iki parduotuvės. Nu, vat ir tokie dalykai. O mes bandysim tuoj persirengiam ieškoti žmogaus. Reikia nufilmuoti, reikia žodžius susirašyti, viską tradata. Scenarijus yra, nu ir tuoj mes padarysim. Na ir kaip? Nu, sakau, dar. Čia dabar kaip 2 metus vartojęs narkotikus. Bet gal kaip nors, nežinau, tuos pakius atkelti. Gerai, važiuojam toliau. Tuoj aš pasitikrinu, pakalbėkit kažką į mikrofoną. Aha. Viens. Eik nahui lochas, toliau laižykis su savo grimerė. Aha. Galim pradėti. Galim jau eiti. Aha. Ieva, mažulė, kas nutiko? Eik nahui lochas, toliau laižykis su savo grimerė. Ne, eik nahui lochas. Ir paskui prisakysiu... Ai, kas nutiko? Ir paskui sakysiu, mažulė, atleisk. Ai. Ir tada jūs paimat gėlės ir man į veidą metat. Aš priklaupsiu, paimkit gėlės, metat man į veidą. Ir toliau laižykis su savo grimerė. Taip. Nu, eikit. Ieva, mažulė, kas nutiko? Eik nahui. Palauk, sustok. Toliau laižykis su savo grimerė. Ne, reikia. Ir kai aš sakau Ieva, mažulė, tai... Važiuojam. Ieva, mažulė, kas nutiko? Eik nahui. Palauk. Atsiprašau. Toliau laižykis su savo... Grimerė.
Gerai, Man pirmas iki taip yra. gerai, gal. Viskas labai gerai. Nu, važiuojam. Ieva, mažulė, kas nutiko? Eik nahui. Palauk, sustok, atsiprašau. Toliau laižykis su savo grimerė. O čia turėjo būti geras jau. Gerai, važiuojam. Ieva, mažulė, kas nutiko? Eik nahui. Atsiprašau, sustok. Toliau laižykis su savo grimerė. Ok. Jau išmoko. Gerai, važiuojam. Ieva, mažulė, kas nutiko? Eik nahui. Atsiprašau, sustok. Toliau laižykis su savo grimerė. Ok. Jau išmoko. Taip, kiek aš čia suvokiu, kiek aš čia žinau, tai moters nėra, kaip gaila nėra moters, negaliu pasitarti, paklausti, kaip daryti, bet žodžiu, čia turim kažkokį kvepia gal visai nieko. Nusiplojau švarį veidą, ką žinau, nu ir tepsiu. Nu ir tepi. Kažkaip, žiūrim, kas čia gausis, ne? Aš nežinau, belė kur. Kažkoks karinis, maskuotis tepalas. Net pažins niekas. Nu, pažiūrėsim, kaip oda jausis, ar išmes raudonai, ar nudegs, ar kaip čia bus, ar mes iš vis, nežinau, atrodysim kaip 18. Vaikeli! Ne, nu viskas, nusiramink, pažiūrėk, jau jaunieji, viskas gerai, va. Kiek čia tepti, nežinau. Ar reikia 2 cm sluoksnį šauti, ar mažesnį. Pradžiai pabandysiu tokį tiesiog va tokį lengvesnį. Ir paskui pasižiūrėsim, ar gražesnis už Rolandą, ar ne. Nu ką, iš tikrųjų, per 3 dienas, kiek daug aš įkėliau, tai wow, paprasčiausiai pirmą dieną pragulėjau, antrą dieną kaip ir buvo gerai, nufilmavau šiek tiek intro padariau, kaip sakant. Toliau šiandien 3 diena, pusę dienos pratriedžiau ir dabar atvedžiau Kūšmą, radijo stoties laidą, ar ne. Ir tiek žinių, visas dienos ir prabėgo, tai laukit toliau žinių, kaip tobulėsiu. Ai, dar priminsiu, vienas geras dylas. Pirmasis renginys, išvažiuojam į pirmąjį renginį šį mėnesį, birželio mėnesį. Woohoo! Radijo stotis pasikūrė, renginys atsidarė. Taip, turime jau neblogą pradžią. Laukite sekančio video ir tęsinio, kaip mes tobulėjam, kaip mes gerinam situaciją ir kokia diena išauš, kai mes būsime geresni už Rolandą.